Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš, Kristina, šiandieną esu kartu su jumis ir noriu kartu nusidažyti velykinius kiaušinius marmuriniu būdu. Tai lengvas, paprastas, nesudėtingas būdas. Mums reikės svogūno lukštų, geriausia imti raudonus ir įprastus ir česnako lukštus. Tuomet kiaušiniai išeina gražiau. Nusipirkau specialiai dažymui skirtų dažų, bet dėja nebuvo mėlynos spalvos. Tad nutariau, kad dažysiu pro gel dažais, kurie skirti maistui. Pirmiausia, reikia smulkiai susikarpyti kiaušinio svogūno lukštus ir česnako lukštus, nes žiūri kiaušinius ir galvoj kiaušinio lukštai. Tad kiaušinio lukštų mes nekarpom, karpom svogūno lukštus ir česnako. Štai išeina mums lyg mozaika, reikia nailoninių kojinių, kad į juos įtilptų kiaušinis. Ir dabar prasideda įdomus procesas. Žalią kiaušinį pamerkiu į vandenį ir tiesiog taip gražiai nespausdama, kad nesutraiškite, bandau lyg įvilkti, įvynioti į sukarpytus svogūno ir česnako lukštus. Ir dabar visą tą gražų kiaušinį, kuris yra visas lukštuotas, reikia įdėti į kojinaitę, užsukti, siūlo pagalba jį sutvirtinti ir uodegėlę nukirpti. Ir lygiai taip pačiai reikia padaryti visus kiaušinius. Ir dabar labai lengvas procesas, čia viskas atrodo gražiai. Kiaušinius užpilam vandeniu ir įdedu valgomą šaukštą druskos, nes jeigu man verdant kiaušiniai įtruks, tai neleis baltymui išbėgti į verdantį vandenį. Ir dabar įdedu dažų ir dedame virti. Verdame taip, kaip mėgstate. Aš po vandens užvirimo dar paveriau 7 minutės. Viskas man konkuliuoja, procesas visai įdomus. Ir dabar nuėmusi nuo ugnies įpilu 2 valgomuosius šaukštus acto ir paliksiu. Tiesiog actas reikalingas tam, kad dažai geriau įsisavintų į kiaušinio lukštą. Kai viskas atvėso, vanduo atvėso, atsargiai išimu kiaušinius, nuimu nereikalingą lukštų luobelę ir dabar žiūrėsim, kas mums išeina. Labai patiko šitas procesas, nes kiekvienas kiaušinis nusidažo unikaliai ir kaskart atidarius, lupant tiesiog luobus nuo kiaušinio, atsiveria labai gražus vaizdas. Man šis kiaušinių dažymo būdas tikrai patiko, jisai nėra sudėtingas ir visi realiai reikalingi ingredientai yra namuose, netgi valgomieji dažai. Ir kad kiaušiniai gražiai blizgėtų, aš aptepu aliejumi. Ir viskas, galime džiaugtis nuostabiu rezultatu. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad esate kartu, kad žiūrite mano kanalą ir kad nepamirštate uždėti laikų ir pakomentuoti. Ačiū ir linkiu nuostabių, gražių Velykų ir gražiai nudažytų bei nedūžtančių margučių.